ant lėkštutės niekas ir niekas nepaduos. Ir prasidėjo šita baisi žiema. Tai buvo kaip taškas, kaip lūžis, tos mirtis ir supratom, kad gal jie ir patys suprato, kad jau čia peržengta riba. Mes taip važiuodavom, musika kokias 2 savaitės važiuodavom, tai į savaitę po kokius 3 kartus važiuodavom beveik. Tas darbas tuo laikotarpiu, tai buvo toksai keistas, nors mūsų organizacija buvo tokia jau gana raudona, bet net viršininkas tas nieko nesakydavo. Nes, pavyzdžiui, jeigu organizuoja autobusą, bet kada vidury savaitės sėsdavo ir važiuodavom į Vilnių. Susitikdavom, stovėdavo su lentelėm, raseiniais, Skuodas, Palanga, iš visos Lietuvos. Mes gyvenom ten prie parlamento toje aikštėje, nueidavom žinoma ir prie televizijos bokšto, dar kol nebuvo prasidėję tie patys baisiausi įvykiai. Pamenu šlapius batus, todėl kad jie nespėdavo išdžiūti niekaip. Pamenu, kaip klijuodavom langus, jau kaip prasidėjo neramumai. Nelankėm paskaitų, buvo dienos ir naktis, tiesiog grįždavom pavalgyti, išdžiūti ir eidavom vėl iš naujo. Mano vyras buvo autobuso vairuotojas ir jo maršrutas buvo kiekvieną dieną Tauragė Vilnius. Kai jis išvažiuodavo į Vilnių, atsisveikindavo ir sakydavo, išvažiuoju, bet nežinau, ar grįšiu. Tai taip, kad tos dienos tikrai buvo visiems labai įtemptos, labai skaudžios. Mokytojai rinkomės visi į mokytojų kambarį, slampinėjai iš kampo į kampą, nežinai ko tvertis, tų darbų turi, bet jie nieks nesidirba, nes mintys visos Vilniui, kaip dabar taip, kaip dabar bus. Kažkaip išgirdom tą kvietimą, kad reikia pagalbos, reikia važiuoti, padėti. Jau buvo prasidėję ir kariuomenė judėjo, iš šiaurės miestelių kažkas tokie įvykiai. Aš atsimenu kažkaip mes, kad ėjom keli draugai ir sakom, viskas, einam į bendrabutį, grįžtam, susirenkam gal draugų žmonės, kurie irgi gali prisidėti, ir kažkaip grįžom į bendrabutį, perėjom per aukštus, per pažįstamus visus. Tai dar bėgau kambarį, nes dailiokai, tai staigiai ten tokią susikaliau 2 tokias lazdas, turėjau tokią kaukolę, kur, čia tokia iš biologijos gal pamokų, kur mums ten reikėjo tiem fiziologijos, gal mokslai. Tai ir tas žandikaulis toks ant spiruoklių toks sudantis buvo, tai aš ten užmojau ant to pagalio tą kaukolę, nupiešiau raudoną ten tą žvaigždę ant kaktos ir rašiau kažką Gorbačiovui palinkėjimą. Labai tokia jautėsi, ta tokia bendra tokia dvasia, toksai kartu kaip ir susikaupimas, toksai nuoširdumas ir tas toksai noras, draugiškumas, visi broliai. Visos seserys aplink, visi vienas kitam žiūri, kažko nori padėti, ten kažkas nešioja sumuštinius, kažkas ten nešioja arbatą. Ir grupelėm dainuoja, žmonės meldžiasi. Degdavo laužai pastoviai, vaišydavo arbata. Buvo visur blokais uždėtos tos gatvės, kad neįvažiuotų tankai. Šitos buvo barikados visos padarytos, kad į parlamentą nesiveržtų. Ir ant tų barikadų buvo labai įdomu, ten prikabinta būdavo karinių bilietų ir visokių nuotraukų, visko ten buvo. Taip, kad ten kaip muziejus buvo tada. Atvažiuodavo studentai iš Šiaulių, taip pat mes net ir priimdavom juos nakčiai, kaip pasakyti, kad
pernakvot, sušilt, arbatos atsigert. Ir netgi budėtoja, kuri niekada nieko svetimo neįleisdavo mums tais laikais į bendrabutį, tai įleisdavo tuo metu. Leisdavo, suprasdavo, kad šalta, kad reikia sušilti. Su draugais kažkaip sakom, tai sakau, čia mano sesuo kažkur gyvena, jinai, sakau, ten bendravo, tiesiog turėtų būti, jinai čia mokosi. Kaip susitikom, neatsimenu, man atrodo, kad mes jiem ieškojom kažkur. Ar susitikom, mobilių telefonų nebuvo, nebeatsimenu. Bet žinau maždaug, kad ten bendrabutį gyveno, tai kažkaip net mes susitikom. Ir papuolėme tą bendrabutį, mus ten priėmė tą kambarį, bet nežinau, mes 8 dviejose lovose nebuvom, kambariukai susigrūdė. Nu, mūsų buvo daug, o kambarys mažas, jie pamažai. Tekdavo nakvot vienam kambarį, galbūt, nes būdavo šalta, nebuvo kur. Ir 12-13 žmonių, gal ir daugiau. Ir kad, na, tam tikra, kad nieko nebuvo gaila tuo metu. Jaunystėje dar buvau tokia pelėda, kur dar naktinėjai. Tai mama klausydavo radijo iki 6 vakaro, iki 18, eina miegot, viskas, tada aš perimu, tada pasikeičiam, jinai paskui pagalvoja, nu, sako, aš išsaugojau, dabar tu klausyk, tu saugok, paskui jinai pakyla anksti, jau aš einu miegot. Tai, nu, tiesiog, nu, labai, nes tas žinias gaudėm. Mamai tas irgi prisimenu, buvo labai svarbu, nes jinai prisimena karą, nes jinai, nu, gyveno jų sodybai ir vokiečių karininkai, ir rusų karininkai. Jautė, koks skirtumas yra. Ir žinojo, kas gali būti. Jeigu. Kada jau kvietė žmonės važiuoti į Vilnių, autobusai buvo organizuojami, aš tuomet labai norėjau taip pat dalyvauti. Ir tėtės prašiau, kad važiuotumėm. Na, jis, aišku, kaip suaugęs žmogus, turbūt kitaip visą situaciją vertino. Ir man buvo 12 metų. Kiek pamenu, iš vakaro, turbūt iki ilgos nakties žiūrėjom televizorių ir, na, nusprendėm, kad vis tik tai vyksime. Tai sausio 11 rytą nuo Žemaičių aikštės rinkos žmonės ir vyko su autobusais. Tai vat, išvykome ir mes. Mes išvažiavom, nieko nepasakė mamai. Tai aš nežinau, kaip jinai turėjo irgi išgyventi, nes, na, telefonų nėra, nieko, mes berods raštelį palikom, kad išvažiuojam į Vilnių. Pakankamai buvo lyg ramu, lyg ir valdžios atstovų kažkas išeidavo kažkokią kalbą pasakyti. Na, ir mes taip išbuvom per naktį, viskas pakankamai ramu, tai nusprendėm, kad pasiliekam dar kitai nakčiai. Vienas autobusas berods, kiti išvažiavo jau Raseinius ir mes pasilikome. Kai tik tai aš buvau grįžęs iš Vilniaus, reiškia, tada susisiekimas buvo radijo aparatai, nebuvo nieko, reiškia, būdavo radijas įjungtas pastoviai visą naktį. Taip klausydavom, bet tai, reiškia, tai pasirodė, kad viskas ramu tenai buvo, kai parvažiavom prieš sausio 13, tai čia mes pravažiavom, 6-dienį parvažiavom. Ir aš tada, nežinau, gal ko gerai radiją buvom išjungęs ir, nu, nuėjome miegoti. Ir tik tai pabundu rytą, garsiakalbis vėl įjungtas Žemaičių aikštėj, kad ir radiją įsijungė, jau viską pasako apie įvykius tuos visus. Nu ir tada man rodos, kad Bentnoris savivaldybė, kai dirbo, jis ten irgi, kaip sąjūdžio buvo toksai žmogus, suorganizavo autobusą, reiškia 50 vietų Lazą didį tą autobusą ir skelbė, kad važiuos tuoj pat į Vilnių šitas autobusas. Tai pradėjo rinkti žmonės, tai aš irgi atsisveikinau su savo giminaičiais. Nu, tada, matai, sunku pasakoti.
Ten žiauriai atrodė kažkaip tai. Kai žiūrėjom televizorių, tikriausiai čia iš sausio gal 8 ar 10, kai puolė spaudos rūmus, tada pamatėm tą žmogų gynėją su atvipusiu žandu. Tai va aš, Kęstas, draugs ir brolis Auris, kartu nusprendėm, kad reikia važiuoti. Galvojau, negali būt, kažkas neįtikėtina. Tada mano vaikai buvo maži ir tą naktį buvau pasilikusi su vaikais, o vyras mano išvažiavęs, kaip ir dalis raseiniškių išvažiavę į Vilnių. Buvo atėję iš pirmo aukšto kaimynai manęs aplankyti, nes žinojo, kad mano vyras Edmundas išvažiavęs į Vilnių, tai jie atėjo aplankyti, paklausti, ar viskas gerai, ar nieko nereikia. Baisus jausmas. Nuėjom į aną pusę Neries, į bendrabučius pedagoginio instituto, paskambinti tėvams, nes ryšio nebuvo, o jie, kad žinotų, kad mes gyvi, sveiki esam, ir po to paskambintų mums į Raseinius, žmonom. Ir pasakė, kad viskas gerai, kad jie ten yra, bet iš tikrųjų tai praktiškai 1,5 paros tai mes nesikalbėjome. Su garsiakalbiu važiavo Jermolajevo tenai mašina ir visiems sakė, pasiduokit, skirstykitės, sniego gniūžtim apmėtėm tą mašiną. Be 10:02 nakties prasidėjo važiavimas. Išgirdo. Prasidėjo, pagalvojau, po kiek laiko prasidėjo šaudymai iš trasuojančių kulkų, matėm, garsai tanko, o žmonės susispėtė aplink aukščiausiąją tarybą, ratu susikibo rankom. 2 moteris atbėga, čiut neverkdama. Sako, kas ten daros per televizijos bokštą. Sako, ten galvažudėjai daužo žmonės, važiuoja, sako, ant žmonių. Baisu, sako, ten negali būti, baisu, kas ten daros. Žinok, ten kai pradėjo šaudyti, daužyti, nutilo visos dainelės, nutilo visas džiaugsmas. Šauksmai, klyksmai, sujudimas ir kiek tas prisimenu, žmonės visi šitaip susispaudę stovėjo viens prie kito, kad kaip gyva siena ir ne kažkas, kad bėgtų kitur, bet jie visi būrėsi į vieną. Jau žinojom, kad ir ten vyksta baisūs dalykai ir vieni iš ten bėgo prie bokšto, kiti prie parlamento parbėgo, tai va taip. Ir man tas turbūt išlikęs pats toks gal baisiausias vaizdas, būtent tie tankai, kai važiavo ir naktį, ta tokia oranžinė šviesa ir pradėjo su tais vamzdžiais sukinėtis ir tiesiog tada irgi šaukė, kad vyrui, stovėkit, kaip moteris, vaikai, po tiltų slėpkitės. Kiekvieną minutę kažkaip tas buvo toksai nerimas, kad lauktum, galvojom, kad dabar atvažiuos. Kažkas jau atvažiuos pas mus, bet mes vis tiek nepasiduosim, mes stovėsim. Tai va, tas toks vienybės jausmas. Ir toks, kai tu jau taip galvoji, kad tu negalvoji apie tai, kad tu čia gali žūti ar dar kažką, tai taip galvoji, kad mes nepasiduosim. Mes vis tiek norim atstovėti čia savo laisvę. Tai tie kareiviai stovėjo, tai dar kažkaip kalbėjomės, kadangi, ten vis tiek, buvęs ten toj rusų kariuomeniai, bandai kreiptis, juos sakyti, ką jūs darot, civiliai žmonės, kaip jūs čia dabar, tai kodėl, kam tu čia lendi, čia ne tavo, kažkoks azijietiškas kilmės, kareivukas, tai dar aš jo kažkaip kalbėjau, bet jau jisai supyko, tada jau prisijutau tą matą, kad jau susileidžiu būdų, jau čia taip baigėsi. Televizija, tai žiūrėkit, tai išjungia, tai vėl pajungia, tai neaišku, iš kur transliuoja, paskui sužinojom, kad iš Kauno, vienu žodžiu sakom, viskas, jau dabar jokios informacijos nematysim, jau viskas čia užgeso, nieko nebėra ir vėl niekame ir puolam prie radijos ir vėl pasijungia, bet taip, toksai lakstymas buvo ir pergyvenimai.
Televizorius neberodo, jokių žinių mes neturim, jau atsigulėm. Praėjo 10 minučių, kažkas man paskambino, sako, rodo iš Sitkūnų, ar ne? Taip, vėl pasijungėm televizorių, tada ir vyrą mačiau aikštėje ir... Kalbant jau. Nu ir prasidėjo laukimas, aš jau nebeguliau. Visą naktį praleidom prie televizoriaus su tėvais ir, kiek pamenu, vyresnių brolių. Nes viduriniai jį tėvai buvo išstūmę, buvo tokia rizikingo amžiaus, kai gaudė į sovietų armiją. Nu tai iš tos nakties, tai emocija, baisi emocija. Ir tie vaizdai transliuoja ir rodo tai nuo televizijos bokšto, tai ligoninę ir įveža jauną moterį. Ir sako, tankas ją pervažiavo. Ir paskui mes sužinom, kad tai buvo Loreta, kur ir žuvo. Tai ten buvo labai tragiška vaizda. Buvo kažkoks kraupu, nesitikėjom niekaip, kad ten pradės šitaip ir šaudyti ir į žmonės šitie tankai važiuoti. Kažkas protų nesuvokiama ir labai baisu ir jau nevažiuoti į laidotuvės, tai kažkas buvo. Ir tas, ir buvom toje aikštėje. Net nepagalvom, kad būtų dar kartą važiavę. Kažkaip tai buvo kaip taškas, kaip lūžis tos mirtis ir supratom, kad gal jie ir patys suprato, kad jau čia peržengta riba. Kad viskas toliau šitaip tęstis nebegali, kad dabar jau eis, jau į pliusą eis geryn. Prie televizijos bokšto už tvoros vaikšto kareiviai ir mes nutryptas tas sniego, tešlos, tas oras toks žvarbus ir mes vaikštom aplinkui daugybę žmonių, gėlių pridėta ir einam prie tos tvoros ir kiek mes ten rusiškai mokėjom, mes prie tų kareivių, taip, ką jūs darot, ką jūs čia veikiat? Ir stovi tas jaunas kareivėlis, jaunas vyrukas. Ir kas ten turėjo dėtis jo galvoj. Ir taip visi žmonės aplink eina ir taip apeliuoja į asmeninę sąžinę. Tai tas irgi įstrigęs. Raudam, labai tokia liūdna nuotaika. Labai didžiuojas tuo pasiryžimo tauta, tuo metu, kaip sugebėjo tie lietuviai vis tiek susiburti. Ir kaip, nes tai tikrai, ten iš tikrųjų buvo netoli to, jeigu nebūtų šitaip tauta susivienijus, nebūtų šitaip stipriai į tokį kumštį visi, ir nebūtų tokio stipraus palaikymo, tai tikrai būtų baigėsi taip, kaip ir jau matėm, kaip baigėsi. Tai vien tik tai, kad tiek žmonių buvo ir kad čia jau ir pasaulis pamatė, ir tikrai žurnalistų labai daug buvo, tai vien tik tai jau tikrai davė tą tokį, padėjo apsiginti mums tą skydą tokį, nes žmonės tiesiog savo kūnais, savo tą valią ir sugebėjo atstovėti. Rašau laišką Čečėnas, toks vienas vaikinų televizija per petį, sako, skaitant laišką, kad tai Lietuvos Respublika. Sako, kokia dar Respublika, sako, nėra tokios Lietuvos, sako, yra, tai ten, kaip susiginčiam. Tos informacijos labai menkai buvo, iš to, kas buvo, niekada ten nesužinojau iš viso. Ir tada vieną dieną iš po tų įvykių matyti, pasikvietė dalinio tos mokyklos vairuotojai, pasikvietė politinis vadovas, ar vadinami politrukai tuomet. Pasikvietė pasikalbėti, galvoju, kas čia bus, ką čia prisidaręs, ką nors dar kažką, už ką čia mane kviečias, kas čia bus dabar. Įklausęs, kaip gyvenas, kaip sekasi, nieks neskriaučia, dar kažkas, normalus klausimai, kai visi čia tokius klausimus duoda karininkai, žino atsakymus iš anksto, kad nieks niekada nesakys, kad blogai, dar kažkas atsitinka, dar nieks niekada nepasakoja.
Nu, klausia, kaip ten kas vyksta, žinai, kas vyko namie, viskas iš namų parašo, nu, parašo, taip, kas vyksta, nieko nežinau, kažkokie ten gandai, bet tikrai tiek. Nu, tai tada ir, nu, sako, jeigu bus blogai, teik pasakyti, tikrai pasakyti, viskas, neduosim čia skriaus, nieko, bet svarbiausia, tik kas matyti atsiųstas didesnio vado buvo, kad tik nebėg, sako, tik nepabėgti, tai kas bebūtų, matyti, jam būtų nieko gero buvo už tai. Jeigu būtų pabėgti iš kariuomenės, jam būtų reikalų buvo. Sako, kas bebūtų. Nu ir taip tada jokias sargybas nesiūsdavo, nieko, ginklų neišdavė lietuviai, mes ten keliese buvom, ten kiti vyresni buvo, tai aš iš jaunų vienas buvo iš jaunesnių, kiti vyresni buvo vairuotojai, irgi niekur jokias ten sargybas, budėjimus niekur nesiūsdavo. Skelbė nepriklausomybę, mes visi įsižioję apsikabinę radijas klausėm, kaip čia dabar bus, ar čia neduok Dieve kokią bombą ar paleis ar kažką tai. Labai pergyvenom už visus ir paskui labai džiaugiamės, labai plojom išgirdę tą tokią gerą naujieną, kad jau mes laisvi. Nu, aišku, ne visai va taip norėjus patikėti, galvojom, kad gal dar tik tai sapnas kažkoks tai, o to gero tai neaišku, kas čia bus. Nu, žinoma, reikia išgyventi tą visą laikotarpį, visas Rusijos, visus, kaip sakyti, suvaržymus ir kuro trūkumas ir visko buvo. Taigi mums kaip prekybininkam tai labai buvo aktualu, nes reikėjo, mes tada vežėmės prekes savo transportu, turėjom va tokias autoparduotuvės, tokias paprasčiausias mašinas, su kuriuom prekes veždavom. Tai žinot, kaip ir tas kuras, ir paskui prekių trūkumas ypatingai pasidarė iš po to. Mes nežinom nei ką daryti, mes parduotuvėse tiesiog užstumdavom lentynas, kad sumažint salės plotus, nes neturėjom ką į lentynas dėti. Ilgai dar buvo labai sunkus laikmetis, finansiškai labai sunkus laikmetis, kai reikėjo išgyventi, kai vėlavo atlyginimai, kai nebuvo kuro. Tas, kai tu skaičiuoji kapeiką nuo iki, tas tai tęsiasi dar ilgai. Siaubas, jis yra siaubas, bet už to siaubo stovi ryžtas stovėti. Bet va tas toksai, tas noras stovėti už tą laisvę, už tiesą, teisingumą, labai stiprus. Ir aš manau, tai buvo visuotiškai. Kažkas tokio, pribrendę buvom tam laikui ir tą norėtųsi perduoti kartom, kad už tiesą verta stovėti, verta mokėti kainą ir būti pasiruošusiam. Žinoma, tų žmonių niekas negrąžins ir vis tiek labai skaudu, bet laisvės net nešant lėkštutės niekas nepaduos ją. Ja reikia, tai yra procesas, reikia kiekvieną dieną nepamiršti, kad tai nėra savaime suprantama. Mano babytė, senelis, nors jie nesulaukė, aš esu tikra, kad jiem būtų buvus didelė laimė, jeigu jie būtų pamatę atgimstančią Lietuvą. Mes matom vos ne online tai, kas vyksta Ukrainoje, ten, kur atėjo, kas vyksta okupuotose teritorijose ir kiek žmonių deda galvas už tai, kad jie būtų nepriklausomi ir laisvi. Ir jeigu mes šiandien taip gyvenam, esam laisvi, nežinau, negalima jos taip lengvai išsižadėti, nei laisvės, nei tai, kad tu gali pats rinktis. Labai kartais gaila, kad ta žmonių tokia atmintis yra keista, kad kartais labai kažkaip tai skaudu net pagalvoti, kad vis tiek, atrodo, tiek praėjom, šitiek pasiekėm, turėtumėm džiaugtis, didžiuotis, palaikyti vienas kitą, tiesiog džiaugtis tą laisvę, kurią mes turim įsikovoję šiandienai.
Tai ne, tai mes vis tiek kažko suzyziam, kažką blogai, vis bandom ieškoti kažkokių blogų dalykų. Bandom ieškoti ten visokių priešų, bandom pateisinti kai kurios tokios kaimynų čia tos veiksmus ar dar kažką. Ar, prasme, priimti tą tokią bailio poziciją. Nu kas, mes mažyčiai, kas jau čia ateis mūsų valgys. Nu nesuvalgys, jeigu tu būsi aštrus, tavęs niekas nesuvalgys. Senimas, kas buvo, tai jie žino, kokie laikai buvo. O jaunimai, viskas gerai, viskas su juo tvarkoj. Neužmiršt, kad reikia Lietuvą vis tiek saugot, gint. Ir nereikia praleisti pro žodžius tos, kas sako, oi, čia nieko tokio, geri kaimynai bus, su kaimynais reikia gyventi draugiškai. Kaimynai yra ir draugiškų, ir ne. O jie buvo nedraugiški ir liks nedraugiški, ir tą reikia žinoti. Jiems reikia kalbėti apie tai, jiems reikia papasakoti, bet tikrai nesutikčiau, kad tai būtų išeiginė diena. Labai ta graži akcija uždek žvakutę. Kada mes susirinkam rytą į mokyklą tamsoj, vaikai nuščiuvę ateina iki pat kažkaip, kodėl to žvakelės. Ir tu apie tai pradedi kalbėti. Ir užtenka 10, 15, 20 minučių su mažiukais, nerodant tų pačių baisumų. Kaip tai svarbu prisiminti, kaip svarbu žinoti, kas mes esam, dėl ko žuvo šitie žmonės, juos paminėti. Ir kad ta labai laisvė, labai trapi, ypatingai dabartiniam, kad šitom gyvenam tokiom labai neramiais laikais, kad mes turim išlaikyti ir turim išlikti. Turbūt palinkėčiau, kad mano vaikai ir ateities jaunimas, ateities kartos gyventų ramioje, saugioje Lietuvoje, kad tikrai netektų patirti, kas aplink dabar ir pasaulyje dedasi. O pačiai Lietuvai tai turbūt palinkėčiau, Lietuvos žmonėm gal, kad saugotumėm tas pamatinės vertybės, už kurias mes kovojam, už kurias ginam. Ką reiškia namai, ką reiškia juos turėti. Ir tikriausiai dabar matydami į ukrainiečius žinom, ką reiškia neturėti. Gyventumėm gražiai, taikiai, gražiai visi sugyventi, atrodytų tam pasaulyje, ko reikia čia kariauti žmonėms, visi gyventų ir gyventų, puikiai gyventų, kurtų kosmosą, dar kažkas skristų, į Mėnulį, į Marsą, tokie resursai valstybė, tada ko čia reikia, užtenka žemėje vietos visiems. Visiems linkiu, ypač jaunimui, kad nepamirštų, kas buvo, kad žinotų, kas buvo, kad ta laisvė savaime neateina, kad ji yra kažkaip iškovojama mūsų tėvų, mūsų senelių ir kad ji yra labai svarbi ir brangi kiekvienam.